Labadiena, mano vardas Diana, esu iš Pelnas paprastai. Šiandien kalbinu Liną Armalį iš Novity Finance. Linai, pristatyk, kaip tu save pats mėgsti pristatyti. Sveiki, podcasto klausytojai. Esu Linas Armalys, Novity Finance vadovas. Dažniausiai pradedu pristatyti, o kasgi tas Novity Finance. Tai Novity Finance yra nebankinis verslo kredituotojas, vienas aktyviausių rinkoje kredituotojų, besifokusuojančių į įmonės iki 10 darbuotojų, tai yra taip vadinamas mikro įmonės. Tai dažnas verslininkas, kuris yra tokios įmonės atstovas, vadovas, savininkas, dalyvis joje, nebūtinai taip jau ir vadinasi, tu čia kokia čia mikro įmonė, čia normaliai aš įmonė. Ir iš tikrųjų jo toks mąstymas turi pagrindą, nes net 84% Lietuvos įmonių iš tikrųjų yra taip vadinamos mikro įmonės. Tai tas toksai mikro įmonių pavadinimas yra labiau oficialus, girdimas valdžios ir europinių institucijų koridoriuose. Bet taip jau jeigu oficialiai pristatyti, tai va, taip ir gaunasi, kad mes esame kredituotojas besifokusuojantis į įmonės iki 10 darbuotojų. Segmentas šitas, kaip ir minėjau, yra pats didžiausias rinkoje ir įdomumas yra tame, kad jeigu mes pabandytume pasižiūrėti, o taigi kiek yra kredituotojų, kuriem šis segmentas yra prioritetinis, taigi turėtų būti 84% rinkos, čia visa kita. Taip. Mes aiškiai pamatysime, kad tokių kredituotojų beveik nėra. Bus viena kita kredito unija, bet dažnu atveju jinai bus orientuota labai smarkiai į ūkininkus, arba bus labai smarkiai kažkokiam tai regione, bet tokio nacionalinio kredituotojo tai mes nelabai rasime. Mes galėtume sakyti, bet taigi bankai dirba su tuo segmentu. Taip, dirba, bet bankai ir su studentais dirba. Tai ar studentai yra prioritetinis bankų segmentas? Lygiai tikrai ne. Tai lygiai taip pat ir mažų įmonių segmentas niekada nebuvo ir drįsčiau dar artimiausioje ateityje tikrai nebus kažkokių tradicinių kredituotojų pagrindinis fokuso segmentas. O kaip manot, Linai, kodėl? Todėl, kad tai yra labai nepatogus segmentas su juo dirbti. Todėl, kad įmonės, kurios yra nedidelės, jos dažniausiai neturi kažkokio didelio turto. Jos yra banko akimis labai nepatogus klientai, jų yra labai maži poreikiai, yra didelis neapibrėžtumas ateities, yra didelis priklausimas nuo savininko ir visi tie dalykai yra labai priešingi vidutiniam ir didelėm įmonėm, kur yra dažniausiai priešingai, yra stabilus, daugiau mažiau stabilus balansas, yra turto, įmonėje gali pasikeisti vadovas, gali pasikeisti savininkai. Dar labai didelis klausimas, kiek jie tie naujieji vadovai ir savininkai sugebės pakreipti tą laivą, tą įmonę kaip laivą nuo jos kurso. Tai dažniausiai, kaip mes matom, reikalauja labai didelių pastangų. Ne? Ir tai yra ir gerai, ir blogai tam tikrą prasme. Jeigu eina gera kryptim, tai yra gerai, jeigu eina bloga, tai yra iššūkis. Mažose įmonėse yra labai daug tos dinamikos, neapibrėžtumo ir tas natūralu kredituotojams nepatinka. Pasižiūrėkim paprastą dalyką. Kas yra efektyvi? 50% Lietuvoje verslų, kurie yra steigiami, yra prekybiniai verslai. Nepaslaptis kodėl? Todėl, kad labai lengva tokį yra įsteigti. Per vieną dieną gali įsteigti, jeigu tik tai žinai, ką nupirkti ir kam parduoti, valio, tu gali pradėti daryti verslą. Taip. Tai dabar koksai yra efektyvus ten prekybinis verslas mūsų akimis, taip jeigu tai pabandytume pagalvoti. Tai aš sakyčiau turbūt tas, kuris prekiauja internetu, nes jisai galės aptarnauti daugiau klientų ir daugiau rinkų pasiekti. Nepriklausys geografiškai nuo niekur. Internetinė prekyba, gerai, tada turbūt tai bus verslas, kuris sugebės veikti su mažu sandėliu. O kam turėti sandėlį? Geriau užsiimti kokiu nors dropshippingu, tai yra užsakyti prekę tada, kai tu jau turi pirkėją ir taip sudėlioti savo logistinę grandinę, kad tau labai greitai jinai atvažiuotų ir tu labai greitai pristatytum tam pirkėjui. Tada patalpų turbūt nereikia irgi, kažkokio turto stengčiausi irgi neturėti, nes valdyčiau savo verslą efektyviai. Ir turėdamas tokį šaunų verslą, kuris gerai prekiauja, atėjęs pas kredituotojas, tai sužinočiau, kad visi tie mano privalumai iš tikrųjų yra kredituotojo akimis, tradicinio kredituotojo akimis yra minusai. Sakyk, žiūrėk, pas tave nėra turto, pas tave nėra fizinės vietos, prekybos irgi nėra, tai
sandėlio pas tave irgi nėra, tai tu sakysi, esi tik pinigų srautas. Tai tu pas tave ateina pinigai ir išeina pinigai. Tai kaip valdyti riziką, kaip čia tave kredituoti? Tai va čia toksai gaunas paradoksas šitoje vietoje. Bet taip jau yra. Ir kredituotojai turi labiau prisiderinti prie verslo poreikių, o ne atvirkščiai. Tai smulkesni kredituotojai tą ir bando daryti, nes taip jau yra. Jie ir turi orientuotis į smulkesnį segmentą. O didieji kredituotojai, jie turi prabangą orientuotis į didesnius klientus, į gamybininkus, kurie turi staklės, turi patalpas ir taip toliau, ir taip toliau. Daug segmentų, su kuriais yra ir sumos didesnės kreditavimo, ir balansai stabilesni, ir su jais dėl to yra žymiai lengviau auginti portfelį, negu kad su smulkiais klientais. Aš stebiu tokį dalyką tiek iš savo klientų, tiek iš spaudos ir viešosios erdvės, ką rašo, kad smulkiam verslui tikrai yra sudėtingos sąlygos, apie kurias va dabar išvardinot. Ir tų priežasčių, kodėl taip yra tikrai labai daug. Ir be tų, ką jūs čia išvardinot, ar ne? Bet man norisi pajudinti dar vieną tokią priežastį, apie kurią dažnas bent jau pats verslininkas nesusimąsto, apie pasiruošimą verslo vystymui ir tam pačiam finansavimui, nes verslas kitaip nesivysto be finansavimo. Kaip jūs manot, ką vadovas turėtų išmokti prieš vystydamas arba vystymo, jau verslo vystymo metu? Suprantu, pirmieji metai yra toks entuziazmas, mes einam iš idėjos ir atrodo, kad jūrą iki kelių ir kalnus nuversim, bet kokiais antrais, trečiais pamatom, kad nėra taip viskas paprasta, kaip atrodė pradžioje ir kad jau reikalingos kitokios kompetencijos, negu reikėjo pradžioje, ar ne? Jo, tai aš sakyčiau, kad turbūt 2-3, net ne metais, 2-3 mėnesį ten jau buvo akivaizdu, jeigu ne 2-3 savaitę, kad iš tikrųjų tų įgūdžių reikia gerokai platesnių, negu kad jie yra pas dažną verslininką, ypač pradedantį. Tai visa tai yra sąlygota mano akimis paprasto dalyko, kad dažnas verslas yra pradedamas labai teisingai vadovaujantis tokio faktu, kad žmogus yra puikus specialistas kažkokioje tai konkrečioje srityje. Na, jisai yra, tarkim, puikus statybininkas ir vietoj to, kad ten tinkuoti sienas kažkokiai tai įmonei, kurį jis samdo, jisai nutarė, kodėl man čia suva mano kolega neįsteigus bendros įmonėlės ir mes esam tokie puikus darbuotojai, kad mes iš tikrųjų labai puikiai tą darbą darytumėm. Ir viskas čia yra labai tvarkoj ir jie iš tikrųjų labai sveikintina, kai jie nutarė tokį verslą pradėti ir Lietuva turi šiaip ir būti šalis, kur tokį verslą pradėti būtų lengva. Iššūkis ar šios statybininkus, ar tarkim analogiškai kepėją, ar kirpėją, ar bet kurį kitą specialistą, savo srities gerą ekspertą, kokie iššūkiai labai greitai paveja, tai tie, kad gerai daryti tą konkretų darbą, dėl ko tu nutari būti savo įmonės savininku ir valdyti pačią įmonę bei ją auginti, yra ganėtinai skirtingi dalykai. Tai auginti įmoniai staiga prireikia papildomų žinių, kurių šiaip žmogui dirbant konkrečiai tą darbą niekada nereikėjo. Tai yra teisinių žinių, nes turbūt reikia susirašyti kontraktus, tai yra mokestinių žinių, tai yra žmogiškųjų resursų valdymo žinių, jeigu taip pasakyti, ne? Tai yra kaip žmonės samdyti, kaip juos motyvuoti, kaip jų darbą organizuoti, vadybinių žinių, marketinginių žinių, kaip klientų pritraukti ir taip toliau. Nereikėjo tų visų žinių. Gerai darai savo darbą ir labai puiku, bet staiga, kai tu jį gerai darai, vadinkim, ant savęs, tos žinios tampa būtinos tam, kad tavo įmonė, jinai sėkmingai augtų. Tai ten ir neturi prabangos visų tų specialistų prisisamdyti ir neturi prabangos šiaip tai nueiti pas agentūras, kurios šiaip tai tau visus tos dalykus sudėliotų, nes agentūrų reikėtų kokių 5. Tai retas, kuris verslininkas jas visas taip gali labai jau čia ir pasisamdyti. O jeigu galų gale, net jeigu turi prabangą samdyti, visą laiką yra labai gerai gaudytis tose srityse tam, kad tu galėtum suprasti, ar jos gerai dirba, ar blogai dirba, ar duoda tą rezultatą, ar ne. Tai yra tikrai tie iššūkiai ir dėl to žmogus turi būti nusiteikęs, būti atviras naujovėm, mokytis turbūt, kad tų naujų dalykų, kai tik tai jisai nusprendžia judėti to verslininko keliu, nes be jų kažkaip sudėtinga.
tikimybė nudegti tampa labai didelė, jeigu būti per lėtam ir būti tokiam neimliam visiems tiem dalykam, nesidomėti jais, o tik tai likti tokių vėlgi savo srities specialistų. Tai va. Kas nėra blogai, būti savo srities specialistų, bet iš esmės, jeigu yra ambicija augti link verslo ir iš to, ką tu darai, padaryti verslą, organizaciją sukurti, bet ir kad ir tokią mikro įmonę, apie kurią mes kalbėjom, ar ne, tai jau reikalingos kitokios kompetencijos. Viena iš tokių esminių, ką aš matyčiau, tai ir ko man labai trūksta, ypač Lietuvoje, tai yra finansinis verslo vadovo raštingumas. Minimalus, aš sakyčiau, nereikia tapti finansininku, nereikia tapti tos srities ekspertų, nebent tai tau pasidarytų įdomu ir norėtųsi lysti į gilį plačiau ir giliau, bet minimalios verslo valdymo žinios, finansų valdymo, pinigų srautų valdymo žinios, man atrodo, yra būtinos. Kaip jūs stebit, kokia yra situacija jūsų klientų tarpe? Tai taip, čia tikrai tų žinių reikia tame tarpe ir finansų valdyme, ir finansai yra, kaip sako, įmonės kraujas, tai čia turbūt ypatingai svarbu juos valdyti ir čia gali būti ta klaida verslininkų, kad visą laiką yra tokia pagunda kažkokias problemas, kurios kyla tame tarpe ir finansiniai srityje, užversti tame, kad aš turbūt pajamų per mažai gaunu. Tai reikia turbūt daugiau man pajamų, reikia daugiau marketingo, reikia daugiau dar kažko, ateis daugiau klientų ir čia viskas pas mane bus gerai. Man patiko vieno tokio pažįstamo verslininko žodžiai, sako, jisai taip šiaip toksai serijinis entrepreneris, tai daug verslų turintis, sako, kai kažkuriam iš mano verslų tampa blogai, pirmas dalykas, ką aš darau, tai, o ten vėlgi dirba žmonės, ten vadovybė kažkokie, kuri tenais atitinkamai ten kasdieniais reikalais užsima. Aš, sako, jiem nukertu pinigus, nebeduodu pinigų, sako. Nes, sako, greičiausiai priežastis, dėl ko atsirado problemos, yra ne tame, kad ten aš tų pinigų ten nedavinėjau ar davinėjau. Yra giluminės problemos. Arba tai, ką jie daro, yra nebepareikalauta ir jie turi daryti kažką kitą, kažkokią kitą prekę. Arba tai, kaip jie tai daro, yra nebeefektyvu arba nepakankamai efektyvu lyginant su konkurentais ir jie turi pakeisti būdą, kaip jie dirba. Bet kuriuo atveju yra kažkokia konkreti, fundamentali problema, kurią reikia išsiaiškinti ir labai aiškiai atsakyti. Ir nebandyti, vaizdžiai tariant, uždaužyti tos problemos laikinai pinigais, maždaug čia užmesim pinigų, biškį užmesim dar. Nes problema tik tai didės kaupsis ir vis tiek po pusės metų vis tiek tų pinigų pritrūks ir tada vis tiek grįšim prie to pačio. Tai gerai, tai kodėl neperka mūsų prekių? Arba kodėl mes gaminam brangiau negu kad sugeba konkurentai ir tada mūsų prekė nekonkurencinga ir taip toliau. Tai yra apie tą patį finansų valdymą, apie tą patį sugebėjimą žiūrėti į savo išlaidų eilutes, į savo pajamų eilutes ir suprasti, kur pinigai išeina, iš kur pinigai ateina ir kaip čia padaryti, kad jų išeitų mažiau, o ateitų daugiau. Tai tos žinios yra labai būtinas ir turbūt teisingas požiūris ir į išlaidas, ir į pajamas. Ne, aš mėgstu sakyti, suprasti, kas yra investicija, o kas yra pinigų taškymas. Taip, nes vėlgi, apie tą patį, kad tokia, chrestomatinė klaida jaunų, ypač pradedančių verslininkų yra, kad labai greitai jie nueina į tą tokį bandymą savo gyvenimo padaryti saldesniu, pasiimant brangius leasingus, pasiimant prabangius ofisus. Nors, kaip ir tu žiūri, kad ten dar to verslo ten 2 metai ir ten tos pajamos čia yra, čia žiūrėk, gal ir susviruos. O tos išlaidos, kurias prisiema, jeigu tai yra, kad ir paimkim pavyzdį, kokie leasingai brangus, tai jie niekur nedingsta, jie kapsi kiekvieną mėnesį ir niekada leasingo bendrovė nepasiklaus, ar pas jūs viskas tvarkoja šį mėnesį su pajamom, biškį pakrito, tai tiek to mes irgi palauksim. Nebus to palauksim, bus tai, kad tu turi mokėti ir viskas. Tas pats bus su ofisais, kurios labai brangius išsinuomai. Tai aišku, mes tą gyvenimą norim pasaldinti, bet gal yra kažkokių pigesnių būdų ir paprastesnių būdų į pasaldinti ir save apdovanoti, negu kad įpaišyti savo įmonę į kažkokius tokias išlaidas, kurių jai tikrai nebūtina gauti. Kitas reikalas yra investavimas į augimą, investavimas į efektyvumą. Pas mus kažkokie tokie
kaip, nėra tipinio verslininko, stereotipinio verslininko, koks čia tas nėra, bet jie yra visi skirtingi, kaip ir žmonės visuomenėje, verslininkai yra visuomenės dalis tokia pati, tiesiog eilinė tam tikra specialybė. Tai kaip žmonės skiriasi, taip ir verslininkai skiriasi. Tai yra ir į kitą pusę kažkokių tokių, vadinkim, nukrypimų, tobulintinų dalykų, kai, pavyzdžiui, verslininkai būna labai skeptiški bet kokiem finansiniam instrumentam. Ir ten gali jos pateisinti, aš nežinau, ten vėlgi kažkokiais dalykais jau čia tas pats, kas būtų labai skeptiškų vaistam. Tarkim, yra žmonių, kurie labai skeptiški vaistam. Gink dieve, aš ten prie smerties būsiu, bet tabletės į burną neįsidėsiu, ar ten manęs nepaskiepys jau gink dieve, yra tokių žmonių, ar jie turi teisę. Taip žiūrėt, turi teisę, čia jų pasirinkimas yra, bet kiek tai padeda, ar ne? Kažkelintas ten pasimiršta anksčiau laiko, negu kad kitu atveju save pagydytų. Bet ką dabar daryti, visi galim pasirinkti. Tai analogiškai yra su įmonėm, ar galima taip žiūrėti? Galima. Lėčiau įmonė augs, dažnu atveju lėčiau. Kreditų ir jau kalbėti, taip judant link tų kreditų, tai jų yra blogai, kai jų per daug. Ir yra neefektyvu, jeigu jais visai nesinaudojama. Dažnu atveju. Valio, jeigu pelnas yra, 50% metinė marža ir ten iš tikrųjų iš 2 uždirbtų eurų 1 yra pelno. Tai tada tvarkoj, tada turbūt tikrai kreditų nereikės tokia įmonei, nes jinai, bet jinai neturės tada dilemų nei leasingų, nei dėl ofisų, nei dėl nieko. Problema, kad tokių verslų netiek ir daug yra. Ypač smulkaus verslo sektoriuje. Taip. Tokių su gebančių pasigirti tokiom didelėm maržom tikrai yra labai labai mažai ir tai būna tikėtina labai labai trumpai, nes yra konkurencija ir kažko geras rytį labai greitai ateina kiti. Ir jinai nebebūna jau tokia pelninga, kaip kad buvo. Tai konkurencija jinai yra daugelį sričių su savo specifika. Ir atitinkamai kyla klausimas, gerai, tai dabar jeigu mes esam šitose lenktynėse, aš, kažkokie kiti rinkos žaidėjai, vejamės vėlgi, bandom išlikti, augti, nenueiti užmarštin, didinti pajamas, efektyviai gaminti tą produkciją. Tam reikia dažnu atveju investicijų. Ar tai yra į naujas rinkas, į naujus klientus, ar į naują produktą, į naujas stakles, kur tai kaip bebūtų. Ir jeigu mes bandom tai daryti tik tai iš savo pelningumo, tai yra ilgesnis kelias, negu kad kelias, kuomet mes apskaičiuojame ir nutarėme, kad tas įdėtas euras, jisai man atsipirks per kelis metus ir tai verta daryti. Aš čia, pavyzdys, aš dabar čia su pažįstamais bendravaus, kaip pavyzdys Saulės elektrinė, dabar visi dažnai labai statosi čia. Pasižiūrėjau, kad Lietuvos saulės energijos generuoja daugiau nei Ignalinos atominė elektrinė, kažkada generavo, kas šiaip yra kosmonautiniai skaičiai, taip pagalvojus, palygint, kur atominė Ignalinos elektrinė ir kur čia tos panelės atrodo ant tų stogų, o generuoja jos daugiau. Tai kažkaip pasiskaičiavau, kad čia atsipirkimas jų gaunasi per maks 3 metus, tai baisiai didelis atsipirkimas. Ir jeigu aš ten būčiau verslininkas ir aš ten galvočiau, gal ir atsipirkimas. Jo, bet aš čia palniuko pakaupsiu. Ne, ta prasme, būnant, jeigu tarkim, analogiškai perkeliant tai ant įmonės ir mano įmonė turėtų spręsti ten, aš nežinau, ant mūsų gamyklinio stogo, statyti ar nestatyti jas. Tai jeigu atsipirkimas per 3 metus, kas yra ten 303% metinis pelningumas, o paskola kainuoja 10 arba 15. Taip. Tai apsimoka pasiskolinti ir pasistatyti ir uždirbti iš to. Ir tai yra racionalus sprendimas. Aš pasiskolinu, man kreditas kainuoja gerokai pigiau negu ta nauda, kurią man nuo pirmos dienos pastatymo atneša minėta elektrinė. Kitu atveju aš kaupiu pinigus, nukeliu visą tai į ateitį ir tų pinigų nebūnu uždirbęs. Taip ramiau, gal čiut miegu, bet neturiu to papildomų pajamų. Neramus miegas prasideda kitoje vietoje. Jisai prasideda tuomet, kai įmonė užsiskolina per daug. Lygiai taip pat kaip ir su žmonėm. Yra žmonės, kurie yra užsiskolinę gerokai per daug, negu tai yra sveikas lygis. Ir tada tai yra iš tikrųjų blogai. Ir nereikia užsiskolinti. Lygiai kaip nereikia užvalgyti per daug vaistų ir tapti nuo jų priklausomų. Vaistai nėra maistas. Jie yra tada, kada jų reikia. Jie negali tapti maistu. Taip pat ir kreditai. Jie yra tam tikras instrumentas ir jo reikia saikingai. Rinkoje taip.
vėlgi, kiekvienas kredituotojas turės šiek tiek savo metodologiją ir panašiai, bet tai bendrai paėmus, vėlgi, kai mes bendravome su Europos investicijų fondu, su Europos rekonstrukcijos plėtros banku, kurie yra mūsų partneriai, tai pas visus juos vienas iš tam tikrų, iš daugelio parametrų ir tai, kad užsiskolinimo ir pajamų santykis turi būti rekomenduotina ne daugiau 20. Arba turi būti labai aiškios priežastys, kodėl yra daugiau negu 20. Nu, tai jeigu ten įmonė uždirba, tarkim, milijoną, tai pageidautina, kad jos bendrai skolų lygis nebūtų daugiau 200 000. Tai tada jinai gali komfortiškai tai aptarnauti, gali iš savo pelno ganėtinai greitai išsimokėti per kelis metus tas visas paskolas ir tai netampa tokie kažkokia našta, kurios jinai nepakeltų. Bet tuo pačiu tai yra finansinis svertas, kuris jiem leidžia daugiau investuoti į kažką. Tai, nes paimkim ten tie patys 200 000 prie milijono, jeigu jūsų metinis pelningumas 10%, tai yra papildomi 2 metiniai pelnai, kurios galite investuoti kažkur. Ne? Tai jau investuoji nebe 100 000, o 300 000. Tai turbūt gali padaryti gerokai daugiau. Ir tas leidžia įmoniai greičiau augti. O greičiau augti dažnu atveju yra ne tokio užgaidos klausimas. Dažnu atveju tai yra, ar tavo įmonė išgyvens ar ne. Nes jeigu įmonė lėtai auga, o tavo konkurentai auga greitai, labai klausimas, kiek ilgai tu sugebėsi su jais konkuruoti. Kiek tu gebėsi, kiek tu būsi patrauklus klientam, kiek tu gebėsi investuoti toliau. Tai va čia toks tai įdomus tas verslas, kai kada mūsų sprendimai yra paremti užgaidų, bet augimas dažname versle būna ne tiek ir užgaida, kiek iš tikrųjų būtinybė judėti į priekį, augti, gebėti investuoti ir į tai, kad tavo prekės ir paslaugos būtų pačios geriausios. Tai aš čia dar šiek tiek norėčiau grįžti prie kompetencijų, nes apie tai, ką pats kalbi, iš esmės ir kuo toliau, tuo daugiau pastebiu, ko man trūksta, ko nedaro verslo vadovai, nedaro analitikos, nedaro refleksijos, kaip kitaip sakant, neanalizuoja savo verslo, nes yra darbas dėl darbo, darbas iš intuicijos ir tokie sprendimai, apie kuriuos jūs kalbat, jie tiesiog negali ištikti jų vietoj ir laiku ir jie negali būti racionaliai pamatuoti, nes viskas yra intuityvu. Ir finansinis raštingumas padeda pasiskaičiuoti, padeda pasverti, bet aš dar matau tokį dalyką, kad vadovai kartais net įsižeidžia, jeigu aš pasakau tokį terminą, kad smulkus verslas nemoka skaičiuoti. Gal sakyčiau per aštriai pasakyta, skaičiuoti mes turbūt mokam, bet paprastosios matematikos čia neužtenka. 2 + 2 jau neužtenka. Mums reikia šiek tiek proporcijas jau pamatyti, mokėti palyginti. Va šiandien su vienu klientu tiesiog paėmėm pernai metus ir šiuos metus. Tai jeigu mes žiūrėsim vienus metus ir žiūrėsim kitus atskirai, mes mažai ką galėsim pasakyti. Bet kai mes turim palyginimą ir kai pamatėm, tarkim, gruodžio mėnesį, kad uždirbo 80 000 daugiau negu pernai, jau yra ko pasidžiaugti. Taip. Jau yra, sakykime, mes jau matom tendencijas, matom skirtumą ir matom, kad metai iš tikrųjų buvo gerokai geresni. Nors atrodo, kažkokių didelių pokyčių neįvyko. Čia žinot, aš taip galvoju, dažnas verslas yra, tai yra veikla, tai yra susikurta darbo vieta pačiam verslininkui. Žmogus įsteigia verslą, jame dirba nedaug žmonių ir didžiuma verslų ir yra tokie, kurie jie neturi nei galimybių, nei iš tikrųjų reikia, nei ambicijų tapti Europos masto kompanijom per 4-8 rinkas ir panašiai. Jie yra maži ir jie liks maži ir viskas su to yra tvarkoj. Apie tai, ką mes kalbam, yra efektyvumas to verslo, kad jis vis tiek gali efektyvėti ir tas reiklumas. Kas labai padeda šiek tiek didesniam verslam, yra tai, kad pas juos dažnai labai būna išorinis akcininkas, kuris taip turi savų minusų, nes ten vėl atsiranda kažkoks žmogus su savo užgaidom, ar ten įmonė kažkokia, tai aš nežinau, ten ar investuotojai. Taip. Bet iš kitos pusės pliusas yra tas, kad jie įneša tą nepriklausomą žvilgsnį
ekspektacijas, kaip tas verslas turi atrodyti. Nes mes realiai, jeigu ten vienintelis esi akcininkas įmonėje, nu tai tvarkais kaip tu nori, kaip namuose. Taip. Nu kas tau ateis į namus, pasakys pas tave kambarys netvarkingas. Nu mano kambarys, nu aš jam dirbu, nu vat mano tvarka tokia, nu vat pas kažką tai japoniškas stilius, o pas kažką ten kitoks stilius. Ten minimalistinis, o pas kažką ne minimalistinis, pas ką labiau tie. Bet žmogus jaučiasi, kad taip, va čia aš čia gyvenu, čia mano pilis, mano namai, mano tvirtovė. Tai jo įmonė irgi būna, jo įmonė jo tvirtovė. Tai čia viskas ir su to neblogai yra, tik tai ar ta tvirtovė, ar ta įmonė yra pati efektyviausia ir jinai ten gerai viską valdo, tai čia yra kitas klausimas. Tai nerekomenduoju ten visais atvejais ten išorinius akcininkus vien dėl to imti, gink dieve, bet tam yra būtent konsultantai, kurie gali padėti, kurie gali ateiti į įmonę ir kadangi jie matė daug įmonių, daug iššūkių, jie gali šitoje vietoje patarti, tai kokie, dažniausiai būna vis tiek kažkokie tikslai, žmogus turi kažkokie tikslai, jis sako, man kažkaip, nežinau, pelno trūksta, tarkim, dirbu, jėzau, darau, pajamos auga, bet išlaidos auga, paskui lygiai taip. Pinigų kaip nėra, taip nėra. Taip nėra pinigų, ne? Kita problema būna, kad sako, gerai, darau aš tą verslą, bet aš kažkaip jau biškį ir nueit noriu nuo jo. Kažkaip noriu, kad aš galėčiau taip jau biškį ir atsikvėpti, noriu kažką pasamdyti. Negaliu pasamdyti, aplinkui žiūriu, nei vienas negali tos įmonės. Tik bandau nueiti, vėl matau, vėl man reikia grįžti, vėl reikia už ausų tempti ten viską, kad viskas važiuotų. Iššūkis, kaip padaryti įmonę, kad jinai pati galėtų. Tai būna kažkoks konkretus iššūkis, ką nori ją išspręsti. Ir tada tai yra tie konsultantai, kurie, arba investicijos, pavyzdžiui, pritraukimas ir, sakykim, kažkoks tai verslo pardavimas, pavyzdžiui, gali būti. Kai jūs pardavinėsit verslą, tai tada jisai turi atrodyti supakuotas labai gražiai kaip saldainis ir tie pirkėjai jį lygins su kitais verslais ir sakys, o kodėl čia taip, o kodėl pas jūs maržingumas toksai, o ten mes kiek taip žiūrėjom, yra kitoksai. Ir panašiai. Tai tada tie konsultantai labai gali būti naudingi. Ir jie atneša tą nepriklausomą žvilgsnį ir tada pasako ir parekomenduoja, tokie būna mentoriai, kurie nukreipia tą įmonę, kad reikia spręsti jo vieną arba kitą iššūkį. Tai vėlgi ten būna labai turbūt toksai, kaip sako, tango šoka dviese. Tai ten abu žmonės šitoje vietoje labai daug, manau, bendrauja ir kalba ir analizuojasi ir kartu suranda tiek problemas, tiek sprendimus, kaip judėti toliau. Tai čia nėra magiškos turbūt, to magiško konsultanto, kuris ten atėjęs, pasižiūri vieni skaičius ir ten pasakyti galės. Tai čia reikia tokio abipusio tada darbo kartu ir tada galima turbūt tai išsigryninti. Tai bet žvilgsnis iš šono be jokios abejonės yra labai naudingas, bet dar norėčiau grįžti prie to paties kliento, apie kurį minėjau. Ką mums pavyko šiandien padaryti? Mums pavyko numatyti, kad vasarą verslui trūks pinigų, todėl kad bus didesnės investicijos į pasiruošimą, kad mes turėtumėm dar geresnį rezultatą, negu buvo šiais metais, ar ne? Tai čia mano galva toks yra idealus jūsų klientas, kuris iš anksto gali numatyti, pasiskaičiuoti ir įvertinti ir be jokios rizikos savo laiku pasiskolinti. Tai ir norisi man judėti link pabaigos, Linai, kaip pats įsivaizduoji, kokio norėtum kliento po 10 metų smulkaus verslo, ne? Ir ką jūs darot šitoj sferoj, kad tas klientas toks taptų? Jo, labai teisingas ir geras klausimas. Aš manau, kad po 10 metų ekonomikoje be jokios abejonės vis dar didžioji dalis įmonių, jeigu ne dar didesnė negu šiandieninė, daugiau negu 84% bus smulkios įmonės. Ir todėl, kad būti savo įmonės vadovu, vystyti įmonę yra labai puikus dalykas. Aš manau, tai yra labai daug pasitenkinimo, labai daug iššūkių, bet labai daug pasitenkinimo irgi teikiantis dalykas. Kaip ir pavyzdys turėti šeimą, ne? Tai yra labai daug atsakomybių, labai daug tokio vargo, labai daug tokių dalykų, kur ten galbūt kai kurie dabar ir pasiginčytų, ar čia tikrai verta ją turėti, bet kažkaip finale, kai praeina 10 metų ir pasižiūri atgal, labai džiaugiesi ir tai neša labai daug džiaugsmo. Tai įmonė, jinai iš tikrųjų ne tai, kad suvalgo, bet jinai reikalauja labai daug dėmesio, tiek daug dėmesio ir tiek daug pergyvenimų atnešantis dalykų, tiek daug iššūkių į gyvenimą atnešantis dalykų,
kad tai tikrai labai būna ir sunku, ir būna tokių labai iššūkių pilnų momentų, kuriuos reikia įveikti. Bet kai tu pasižiūri atgal, aš manau, dažnas verslininkas paantrins, kad tai yra vienas puikiausių dalykų, ką jisai galėjo priimti sprendimų, ką jis galėjo padaryti, tai yra įsteigti savo įmonę ir pradėti eiti tuo keliu. Tai va, manau, kad įmonių bus tik dar daugiau. Manau, kad tų pačių verslininkų išprusimas bus didesnis ir tam sąlygų to bus daug dalykų. Dabar vėlgi, savišvieta yra ant tiek supaprastinta, ant tiek paprastesnė, ant tiek jinai yra lengva, belieka tik tai turėti noro. Valstybinių instrumentų, kurie padeda steigti verslą, yra tiek daug irgi, lyginant su tuo, kas buvo prieš kokį 10-15 metų. Tai yra diena ir naktis palyginimas. Kitas momentas, kad vat ar yra to noro tiek daug, tai čia yra kitas momentas, bet, kai jau vėlgi, gyvenimas priverčia. Jeigu kažkas savanoriškai nenori, tada susirenka biškį daugiau guzų ir tada vis tiek gyvenimas priverčia ir atveda prie to kelio, kad reikia tam tikrus dalykus išmokti, reikia tam tikrų klaidų nebedaryti. Tai geriau tai tiesiog prieiti teisingas išvadas iki kol tu guzus gauni, negu kad guzų rezultate. Tai va, tai tas išprusimas tikrai padidės, instrumentų finansinių tik tai padaugės, jau ir dabar, jeigu ten anksčiau prieš kokį 10-15 metų tau reikėdavo kreditų, tai apart ten didžiųjų bankų nelabai ir buvo to pasirinkimo, tai dabar to pasirinkimo yra tikrai daug ir jo tik tai daugės. Pavyzdys, tarkim, paimkim mūsų įmonę, bet mes veikiame 9 metus ir kai tik tai pradėjom savo kelią, mums labai, kadangi dirbam su smulkiu verslu, buvo labai didelis noras supartneriauti su valstybinėm institucijom, su europinėm institucijom, tai su Invega, ex-Invega, ILTE, su Europos investicijų fondu, su visais didžiaisiais. Ir tai buvo toks, ir ateidavai tu pas juos įžiūrėdavai, sakydavai, Jėzau, kažkoks tu čia mažas, tie klientai maži, kaip ir klientai gal įdomus, bet kaip su tavim dirbti? Vat bankai, tai ten aišku, kaip su jais dirbti. O kaip čia dirbti su nebankiniu kredituotoju? Ir pusiaukeliai mūsų to gyvavimo 20 metais jau ir su Europos investicijų fondu ėmėme dirbti ir aš noriu akcentuoti, kad jie tapo atviri ir šiai dienai tų kredituotojų dėl to yra atsiradę labai daug. Kaip labai daug, jų yra atsiradę tikrai gerokai daugiau negu buvo. Ir atitinkamai, kas yra gerai, kad tai yra pasirinkimas tiem patiem verslininkam, iš kur gauti finansavimą, kokį finansavimą. Tai dėl to, manau, ateitis yra per šią prizmę tikrai labai šviesi. Šviesi. Vat kiek bus žmonių linkusių tapti verslininkais, čia klausimas, nes, nežinau, čia jau kita tema apie tai, kiek žmonės imlūs stresui, kiek jie imlūs tam iššūkiui. Daugelį verslininkų, jeigu paklaustumėt, man dabar Nvidios patiko vadovų buvo čia interviu ir jie klausė, ką savo patartumėt, jeigu pažiūrėtumėt atgal ir galėtumėt 10 metų atgal nukeliauti ir patart pačiam savo. Sako, jeigu galėčiau nukeliauti, tai patarčiau nedaryti verslo šito. Nes tiek buvo nusivylimų, tiek buvo tamsių dienų, tiek buvo visako, kad aš tikrai nesu tikras, ar aš to keliu eičiau. Ir aš taip sėdėjau, galvodamas su savo įmonės būdamas įkūrėjų, galvoju, jeigu Nvidios vadovas taip galvoja apie savo trilijoninę kompaniją, tai ką kalbėti apie mūsų mažas įmonės, apie mane arba kitus smulkius verslininkus, kurie neturim trilijoninių kompanijų. Tai aišku, tas kelias yra toks, koks jisai yra. Bet vis tiek, jo yra labai faina eiti. Tai aš labai tikiuosi, kad netrūks to jaunimo ir ne tik jaunimo, ir vyresnių žmonių, kurie steigs tas įmonės. Nes šiaip beje steigiančių amžius čia toksai yra, gal irgi toksai. Steigia tik jauni žmonės. Ne, tai aišku, jauni irgi steigia, bet ne tik jauni. Steigia ten vidutinis amžius verslininkams, tai yra ten apie 35 metus, man atrodo, be steigiančio įmonę. Tai yra tikrai toksai žmogus jau su patirtim, jau dirbęs kaip specialistas ir nutaręs tiesiog dirbti ant savęs. Lygiai taip pat, manau, yra svarbi ta sidabrinė ekonomika, tai yra žmonės, kurie 50-55 metų nutarė steigti įmonės ir tai yra dar netgi gal svarbiau socialinė prasme, nes
jiem atsiranda iššūkių išsidarbinti. Ypač jeigu reikia keisti profilį savo veiklos. Jeigu nereikia keisti, tai taip, jie yra ten vertinami specialistai, jų nereikia mokyti priešingai nei jaunimui, jis ateina, jisai daro darbą, puiku. Bet jeigu staiga reikia užsidarę tą veiklą, žmogus specialistas geras, o vat įmonės nebėra, kurio jisai būtų pareikalautas. Tai tokiem žmonėms sudaryti geras sąlygas, kad jie galėtų steigti įmonės, yra labai svarbu. Ir kad būtų ir ne tik tai finansinė pagalba, bet ir ta konsultacinė pagalba, kaip tą verslą vystyti tolyn, yra labai svarbu. Tai vat pagalba bus, labai viliuosi, kad ir verslininkų, kurie norės pradėti eiti tuo keliu, netruks. Tai ačiū labai, Linai, už pokalbį, tikiuosi susitiksim kituose. Ačiū klausytojai, kad klausėt, tikiuosi rasit savo naudingų įžvalgų. Verslo vystyti tikrai nereikia bijoti, nors aišku jis yra su daugybė iššūkių, bet kaip Linas minėjo ir kaip šeimoje labai daug džiaugsmo, labai daug pasitenkinimo, labai daug savirealizacijos, labai daug augimo galimybių, tobulėjimo galimybių. Iš eksperto gali tapti verslininku. Ačiū.